Vairuotojo konduktoriaus saugos ir sveikatos instrukcija 045 bendroji dalis. UAB Kautra vairuotojų konduktoriumi gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 22 metų. Amžiaus turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą, mokantis saugiai dirbti, pasitikinę sveikatą ir instruktuotas minus instruktavimo registravimo žurnaluose. Periodiškai vairuotojas konduktorius instruktuojamas nerečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių. Darbuotojas papildomai turi būti instruktuojamas, pakeitus arba modernizavimus darbo priemonės, įrenginius, medžiagas, pasikeitus darbo sąlygoms, darbo aplinkos rizikos veiksmams, skiriantiems pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Patvirtinus naujus arba pataisius įmonės norminius dokumentus, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, saugos darbo atlikimo taisyklės ir kita. Vairuotojų konduktoriui pažeidus saugos ir sveikatos reikalavimus, dėl kurių įvyko ar galėjo vykti nelaimingas atsitikimas, avarija, gaisras, sprogimas. Pareikalavus darbo inspektoriui, kai nustatoma, kad darbuotojų žinių nepakanka atliekamam darbui. Vairuotojų konduktoriui nebus darbe ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų. Darbo ir poilsio režimas. Darbo laikas negali būti ilgesnis 40 valandų per savaitę. Ne vėliau kaip po 4 darbo valandų skiriama pietų pertrauka, pavalgyti ir pailsėti. Ne vėliau kaip po 4 darbo valandų skiriama pietų pertrauka, pavalgyti ir pailsėti. Švenčių dienų išvakarėse darbo diena sutrumpinama 1 valandą. Išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. Darbuotojas nukentėjęs nelaimingo atsitikimo metu turi nedelsdamas kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, pranešti tiesioginiam vadovui. Asmuo matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiems pirmą medicinos pagalbą ir pranešti tiesioginiam vadovui. Jeigu reikia iškviesti greitą medicinos pagalbą, transporto priemonės būklę ir nelaimingo atsitikimo tyrimo reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ir sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai įforminus atitinkamų aktų. Darbai privalo būti sustabdyti, jeigu darbdavys ar tiesioginis vadovas nesima reikiamų priemonių pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus bei apsaugoti darbuotoją nuo galimo pavojaus saugai ir sveikatai. Šiais atvejais, kai darbai turi būti sustabdyti, kai darbuotojas neapmokytas saugiai dirbti, sugedus darbo priemoniai ar susidarius avariniai situacijai tęsiamas darbas, dirbama pažeidžiant nustatytus technologinius reikalavimus, dirbama neįrengus kolektyvinės apsaugos priemonių arba vairuotojas konduktorius neaprūpintas asmeninės apsaugos priemonėmis. Darbo aplinka kenksminga ir pavojinga sveikatai bei gyvybei. Vairuotojas konduktorius yra pastebėtus trūkumus informuoja tiesioginį vadovą, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistą bei darbuotojų atstovą. Jei priimamas sprendimas sustabdyti darbą, darbuotojas, kurio saugai ir sveikatai grės pavojus, turi teisę nutraukti darbą, palikti darbo vietą ar patalpą. Šiuo atveju darbdavys negali skirti nuobaudų ir taikyti kitokios atsakomybės. Asmens higienos reikalavimai. Darbo vietoje nelaikyti ir nevalgyti maisto produktų. Nelaikyti kartu asmeninių darbo drabužių. Po darbo ir prieš pertrauką švariai nusiplauti rankas su muilu. Vairuojant transporto priemonę ar vairavimo pertraukų metu pasijutus blogai pajutus ūmius ligos požymius ar pakilus darbuotojo kūno temperatūrai, nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ir kreiptis į gydymo įstaigą. Vairuotojas konduktorius privalo žinoti ir vykdyti Kautra darbo tvarkos taisyklių reikalavimus, vykdyti tiesioginio vadovo nurodymus, dirbti tik tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti yra instruktuotas. Gaisrinės saugos reikalavimai. 100 punktas. Gaisrinės saugos reikalavimai. Vengti veiksmų sudarančių sąlygos kilti gaisrui. Rūkyti tik tam tikslais skirtose ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriuose yra nedegus indas, nuorūkomis dėti. Žinoti pirminių gaisro gesimo priemonių išdėstymo vietas, išmanyti jų veikimo principus, panaudojimo galimybę, žinoti savo veiksmus kilus gaisrui.
Visi automobiliai privalo turėti gesintuvus. Autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimas vietos, keliamams į vieną sėdimą vietą vairuotojai, bent ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojai. Viena gesintuvą, turinti 2 kg gesinimo medžiagos. Tai yra iki 8 sėdimų vietų ir vairuotojas, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų ir vairuotojas. Tai 2 kg gesinimo medžiaga. Gesintuvas, autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų ir vairuotojas, vieną gesintuvą 4 kg. Man žodžiu, iki 16 vietų 2 kg gesintuvas, virš 16 4 vairuotojų konduktoriui draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių medžiagų, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotinės bei toksinės medžiagas, eksploatuoti transporto priemonę su netvarkinga kuro sistema, rūkyti didarius variklio gaubtą, degalinėse, pilantis kurą ar apžiūrint kuro sistemą automobilio salone, šildyti variklį be kuro sistemą atvirą ugnimi, naudoti ugnį apšvietimui, nustatant bei šalinant gedimus, ilsėtis miegoti transporto priemonę esant užkurtam varikliui, laikyti įjungtą variklį uždarose patalpose, garaže ir taip toliau. Laikyti ant variklio transportuojamas tepalus ir panaudotas tepaluotas medžiagas. 13. Vairuotojas konduktorius turi žinoti pagalbos tarnybų atsakingų asmenų telefonų numerius. Tam, kad transporto priemonė nekiltų gaisras, draudžiama leisti, kad ant variklio ir kartio susikauptų susimaišęs su kuru ir tepalais purvas ant variklio ir karterio, palikti kabinoje ant variklio naudotą su tepalais ar kurių valymo medžiagas, kodus ir panašiai. 14.3. Eksploatuoti netvarkingus maitinimo sistemos prietaisus. Rūkyti arti variklio maitinimo sistemos prietaisų prie tepalų su kuru. Naudotis atvira ugnimi, nustatant ir šalinant mechanizmų gedimus. Šildyti variklį atvira liepsna. Darbo drabužius sekti smeigtukais. Adatomis kišenėse laikyti pašalinius daiktus, naudoti darbo drabužius ne pagal paskirtį. Vairuotojas konduktorius turi teisę reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugiai ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, aprūpintos asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Sužinoti apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ar pavojingus veiksnius. Susipažinti su sveikatos tikrinimo rezultatais, reikalauti pakeisti darbą, jeigu sveikatos priežiūros įstaiga nustatė, kad vairuotojas konduktorius negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo. Atsisakyti dirbti, jei yra pavojus jo saugai ir sveikatai. 16. Už šios instrukcijos norimą nevykdymą darbuotojų taikoma Lietuvos Respublikos įstatymus drausminė, materialinė, administracinė ir priklausoma nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių atsakomybė. Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. 17. Darbuotojų pavojingi kenksmingi rizikos veiksniai darbo vietoje apsaugos priemonės. Priemonės nuo jų poveikio. Netinkamas mikroklimatas, temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir taip toliau darbo vietoje. Kelių judančios mašinos ir pėstieji. Slidus, šlapės, duobėtas kelias, pavojingi kelio vingiai ir susiaurėjimai. Stačios nuokalnės ir įkalnės, pavojingi kelkraščiai. Pašaliniai daiktai važiuojamoje kelio dalyje. Sankryžos ir geležinkelio pervažos. Galimas vaikų, naminių gyvulių ir laukinių žvėrių pasirodymas važiuojamoje kelio dalyje. Vairavimo klaidos. Automobilio vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų toksinių medžiagų. Nemokėjimas ir nenorėjimas pasirinkti saugaus greičio, blogas kelio apšvietimas. Nervinė įtampa dėl atsakomybės už transporto priemonę vežamus keleivius. Smurtas, galimi kūno sužalojimai užpuolimo atveju. Nuovargis ir mieguista vairuotojo būklė dėl supimo važiuojant. Dulkės organinės ir neorganinės kilmės, neigiamas poveikis organizmui, galimas alerginės ir profesinės ligos. Triukšmas, neigiamas poveikis klausos organams visam organizmui, bendras triukšmo lygis darboje neturi viršyti 80 decibelų. Jei šis lygis viršytas, esant galimybė pasitraukti iš triukšmingos zonos, išjungti triukšmo šaltinį. Kuro garų išmetamų dujų pavojus, gaisro pavojus, vibracija, nepatogiai įtempta poza,
18. Kad būtų išvengta minėtų pavojingų ir kenksmingų veiksmų reikalingos atitinkamos techninės ir atsargumo priemonės. 18.1. Draudžiama eksploatuoti transporto priemonę, jei jis neregistruotas ir nustatyta tvarka netitinka jo valstybės techninė priežiūra. Jeigu ji neregistruota ir nenustatyta tvarka atitinka valstybės techninė priežiūra. Priekinis ir šoninio automobilio stiklai turi būti gerai permatomi be įstiklinimų, įjungti priekinio stiklo valytuvai turi slankioti laisvai, neužkliūdami gerai valyti stiklą. 18.3. Transporto priemonės sėdynėse ir jos nugarėse neturi būti įdubų išplyšusių vietų, kyšančių spyruoklių ir aštrių kampų. Sėdinių ir nugarėlių padėtys turi būti reguliuojamos, kad vairuojantysis ir keleiviai galėtų patogiai sėdėti. 18.4. Transporto priemonės durelių užraktai turi būti tvarkingi, neleidžiantys savaime atsidaryti, durelėms automobilio saugumo šildymo sistema turi veikti be sutrikimų. Transporto priemonės vairo mechanizmas turi užtikrinti ratų pasukimą automobiliu riedant be kuriuo greičiu. Techninė stabdžių būklė turi užtikrinti visų transporto priemonės ratų stabdymą vienu metu. Techninė padangų būklė turi užtikrinti saugų transporto priemonių riedėjimą. Padangų dydis leistina apkrovojams turi atitikti transporto priemonės gamintojo reikalavimus. Ant vienos ašies ratų negalima montuoti diagonalinių radialinių padangų, taip pat padangų su skirtingų protektoriaus raštu. Draudžiama ant priekinės ašies ratų montuoti radialinės, o ant galinės ašies diagonalinės padangas. Ratų diskai turi būti patikimai įtvirtinti ant stebulių. Transporto priemonės elektros įrangos būklė turi užtikrinti nesutinkantį variklio paleidimą starteriu, nesutrinkantį apšvietimo prietaisų, signalizavimo, kontrolinio elektros prietaisų darbą, sukelti elektros laidų, gnybtų, kribikščiavimo. Akumuliatoriaus baterija turi būti gerai patikrinta be įskėlimų ir kitų pažeidimų. Transporto priemonė turi būti galinio vaizdo veidrodžiai, leidžiantys vairuojančiam stebėti kelią už jo nugaros. Transporto priemonės apšvietimo sistema turi būti tvarkinga, turi veikti artimųjų tolimųjų gabaritų stovėjimo posūkių šviesų žibintai. Įjungus atbulinę parą turi įsijungti atbulinio vaizdo žibintai. Transporto priemonė turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas ir raumenio sustojimo ženklas. Dirbantysis įvertinęs rizikos veiksnius ir vadovaudamasis nustatomis normomis privalo nemokamai aprūpinti darbuotoją, čia darbdavys. Darbuotoją asmeninėmis apsaugos priemonėmis, rankoms ir plaštakoms apsaugoti, apsauginiais darbo drabužiais. Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi apsaugoti nuo galimų kenksmingų pavojingų veiksnių esančių darbo aplinkoje, atlikti ergonominius reikalavimus atitikti ir darbuotojų esamą sveikatos būklę, būti atitinkamai priderinti darbuotojai. Darbdavys esant reikalui turi teisę nemokamai išduoti darbuotojui daugiau asmeninių apsaugos priemonių, negu numatyta pagal asmeninių apsaugos priemonių sąrašą. Asmeninė apsaugos priemonė yra darbdavio nuosavybė, todėl ją darbuotojas turi grąžinti išeidamas iš darbo, pereidamas į kitą darbą toje pačioje įmonėje, kur ši priemonė numatyta pagal darbo aplinkos rizikingumą. Asmeninė apsaugos priemonė turi būti keičiama, jeigu jis susidėvi. Vairuotojas konduktorius privalo dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtas asmeninės apsaugos priemonės, laiku pranešti tiesiog nenaudojimą apie jų susidėvėjimą, užteršimą, netinkamumą naudoti, apie tai, kad baigėsi jų naudojimo terminas. Įstatymą nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta. Trečias, darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Gauti tiesioginio vadovo užduotį, susipažinti su darbo vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais. Apžiūrėti savo darbo vietą, pašalinti nereikalingus daiktus, galinčius trukdyti darbui.
Vairuojant transporto priemonę turi turėti vairuotojo pažymėjimą, techninio automobilio pasą, techninės apžiūros vardo kortelę, ataskaitą, transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, vyriausybės nusitvarka išduotą galiojančią licencijos kortelę, suteikiančią teisę vežti keleivius. Prieš vežant variklį, užvedant variklį, užsisekti saugos diržus, pavarų prieimo svirtį, pristatyti į neutralią padėtį. Vairuotojas, konduktorius prieš važiuodamas turi patikrinti transporto priemonės techninę būklę. Patikrinti, ar yra transporto priemonės valstybinis numeris, ar tvarkingi stiklai, apšvietimo signalizacijos prietaisai, įsitikinti, ar gerai užsidaro durų variklio gauto užraktai. Apžiūrėti transporto priemonę iš išorės ir įsitikinti, kad nepažeistas kėbulas, ar neteka, ar įva degalai, aušinimo stabdžio, amortizatorių skysčiai, jeigu automobilis varomas dujomis, įsitikinti, ar hermetiški balionai ir uždaromojoje armatūra. Patikrinti, ar yra alyvos variklio karteryje ir reikia pripilti iki reikiamo lygio. Patikrinti, ar yra skysčio radiatoriuje, stabdžių skysčių, sankabos, hidraulinių pavarų, maitinimo bakeliuose, elektrolito akumuliatorių baterijose, degalų bake. Patikrinti, ar veikia stovėjimo stabdis, ar pakankamas ar pakankamas oro slėgis padangose ir gerai pritvirtinti ratai. Patikrinti, ar įrankių komplekte ko nors netrūksta, ar įrankiai tvarkingi. Patikrinti, ar transporto priemonė yra pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas, vilkimo lynas, saugos diržai. Žiemos metu patikrinti, kaip veikia kabinos šildymas. Žiemos metu nuvalyti apledėjusius transporto priemonės dalis, pakopas, buferius ir taip toliau. Susipažinti su užduotimi ir maršrutu. Vairuotojas, konduktorius privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumo kelionės metu užtikrinti. Vizualiai patikrinti kasos aparatą ir kitus elektros įrenginius, su kuriais bus dirbama. Ar nenutrūkę elektros laidai, jungiantysis kasos aparatas su elektros tinklu, ar nepažeista jo izoliacija, ar jie įžeminti, įnulinti, tai apžiūrint kabelį laidą, kuriuo įrenginys įjungiamas elektros tinklą, kištuką, elektros kištukinį lizdą. Ar laidai jungiantys kasos aparatas su elektros tinklu nesiriečia prie karštų, drėgnų, aštrių briaunų, kitų įžemintų įrenginių, centrinio šaldymo radiatorių vamzdžių. Ar tvarkingas elektros kabelio kištukas, elektros kištukinis lizdas, į kurią jungiamas kasos aparatas. Patikrinti kasos aparato blokavimo mechanizmo darbą. Pastebėjus bet kokį gedimą, netvarką ar keliantį pavojų veiksnį, informuotis tiesioginį vadovą, darbo nepradėti, kol nebus pašalinti visi trūkumai. 4. punktas. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Vykdyti kautra darbo tvarkos taisyklių, nustatyti darbo ir poilsio laiko reikalavimus. Ilsėtis, valgyti ir rūkyti tam tikslui skirtose vietose. Dirbti tik tą darbą, kurį paveda tiesioginis vadovas. Tik tada, kai yra žinomi saugus ir atlikimo būdai. Darbo metu būti dėmesingam, didžiam, atsargiam, neskalbėti su pašaliniais ir netrukdyti dirbti kitiems. Netitraukti dėmesio nuo darbo ir neužsiminėti pašaliniais darbais. Žinoti ir vykdyti kelių eismo taisyklės, komandas, laikytis eismo reguliavimo ženklų ir signalų. 9. Neleisti keleiviams įlipti ar išlipti judant automobiliui. 40. Vairuotojų ir konduktorių draudžiama. 101. Vairuoti transporto priemonę neblaiviam, svaigiusiam narkotikų užsikartojasi, prisideda sergant arba pavargus. Vežti daugiau žmonių negu numatyta transporto priemonės techninėje charakteristikoje. Pradėti važiuoti nebaigus keleivių laipinimo, išlaipinimo neuždarus durų. Perduoti vairavimą kitam asmeniui. Išpilti naftos produktus ar eis užterštą vandenį į kanalizaciją ar ant žemės. Rūkyti arti kuro bako ir renginių, kuriais teka kuras ir tepalai. Šildyti transporto priemonės agregatus ugnivyje. Naudoti ugnį tikrinant transporto priemonės akumuliatorių ar jį remontuojant. Transporto priemonėje laikyti indus su kuru ar kitais lengvai suliepsnojančiais skysčiais.
kuru ar tepalais suteptus skudurus draudžiama dar laikyti transporto priemonėje. Važiuojant naudotis mobiliu telefonu, jeigu salone nėra specialios įrangos. Ir sėtis ar miegoti transporto priemonėje veikiant varikliui. Vairuotojas konduktorius privalo. Karkinas. 41. Vairuotojas konduktorius privalo nuolat stebėti kontrolės prietaisų rodmenis ir visų mechanizmų darbą. Atsižvelgdamas į žemą greitį, gamtinės sąlygas ir kelio būklę, laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančio transporto, kad neatsitrenktų, jeigu teks staigiai stabdyti. 41. Pastebėjus automobilio gedimą, nedelsiant sustoti. Naudoti garsinį signalą. Pradedant važiuoti atbuline eiga. Kada naudoti garsinį signalą? Pradedant važiuoti atbuline eiga, visais kitais galimais susidūrimo su žmonėmis ir kitomis transporto priemonės atvejais. Draudžiame atlikti remonto darbus, ilsėtis ar miegoti transporto priemonėje kabinoje, dirbant varikliui. Važiuojant per geležinkelio bėgius. Važiuoti tik per pažymėtas pervažas. Artėjant prie pervažos sumažinti greitį. Važiuojant per geležinkelio bėgius, važiuoti kiek galima statesniu kampu. Važiuoti per pervažą tik įsitikinus, kad užtikrintas eismo saugumas. Sutemus kelionė, sustabdžius autobusą, neapšviestose ruožuose ir keliuose įjungti mažuosius žibintus arba artimą šviesą ir galinę raudoną šviesą. Autobusas privalo stovėti ant kelkraščio. Ilgam sustabdžius autobusą su netvarkingais apšvietimo įtaisais, kairėje pusėje pakabinti žibintą ir pastatyti avarinį ženklą. Vairuotojas privalo imti priemonių, kad autobuso nenuvarytų, paimti uždegimo raktą. Uždaryti stiklus, užrakinti dureles ir panašiai. 47. Važiuodamas riboto matomumo sąlygomis, mažesnio nei 200 km/h, kai rūkas, lietus, dulkės, sninga. Sumažinti greitį, įjungti žibintų šviesą. Čia matomumo ribomo, ką reikia daryti. Kai mažesnio kaip 200 metrų, jeigu rūkas, lietus, dulkės, sninga. Sumažinti greitį, įjungti žibintų šviesą. 48. Autobusui sugedus kelyje, jeigu avarinės signalizacijos nėra arba jie sugedusi, taip pat vėlesnai sustojus, ten, kur kitiems eismo dalyviams sustoti transporto matoma mažesniu kaip 100 metrų atstumu, vairuotojas konduktorius privalo gyvenvietėse nerčiau kaip 25 metrai, o negyvenusi nerčiau kaip 50 metrų, sustojus transporto priemonės, jos gale pastatyti avarinio sustojimo ženklą arba raudoną mirksintį žibintą. Jei negrėsia pavojus esantiems automobilyje žmonėms, vairuotojas konduktorius pats pašalina smulkius automobilio gedimus. Esant rimtesniems gedimams, keleivius išlaipinti, automobilį nuvilkti artimiausią remonto dirbtuvę ar garažą. Dėti trikampį ir mirksiukus reikia dėti kaip čia. Sugedus kelyje avarinės signalizacijos arba jį sugedusi avarinė signalizacija, avarinis tas mirksėjimas, taip pat priverstinai sustojus ten, kur kitiems eismo dalyviams sustojus transporto priemonė, matoma mažesniu kaip 100 metrų atstumu. Jeigu matoma iš 100 metrų, tai nereikia tipo, o jeigu nesimato 100 metrų, tai tada reikia gyvenvietėse ne mažiau kaip 25 metrai, o negyvenvietėse 50 metrų sustėti tuos trikampius arba raudoną mirksintį žibintą. Avarinio sustojimo ženklą arba raudoną mirksintį žibintą, jei negrėsia pavojus esantiems automobilio žmonėms, vairuotojas konduktorius pats pašalina smulkius automobilio gedimus, esant rimtesniems, keleivius išlaipinti, automobilį nuvilkti artimiausią remonto dirbtuvę ar garažą. 49. Tamsiu paros metu kelyje išskyrus stovėti skirtas vietas, priverstinai sustojęs transporto priemonės vairuotojas, konduktorius, išlipdus iš transporto priemonės privalo vilkėti ryškiaspalvio liemenę su šviesiai atspindinčiais elementais arba būti prisegęs prie drabužių atšvaitą. Tamsiu paros metu kelyje išskyrus stovėti skirtas vietas.
priverstinai sustojęs, turėjau dėti liemenį arba tą atšvaitą. Tamsiu paros metu, išskyrus stovėti skirtas vietas, priverstinai sustojęs. Norint pakeisti autobuso ratą, reikia sustoti lygioje vietoje, išjungti variklį, įjungti stovėjimo stabdį, įjungti pavarą, išlaipinti keleivius prieš keliant transporto priemonę kėlikliu. Būtina užfiksuoti bent vieną jo ratą, kad automobilis negalėtų pajudėti. Pakišant kaladėlės, atramas prieš ratą ir už jo. Keliant transporto priemonę kėlikliu, kėliklis statomas tik ant kieto pagrindo. Esant kitoms sąlygoms, po kėlikliu padėti specialius skydelius užtikrinančius stabilią kėlimo padėtį, kėliklio padėtį. 51. Draudžiama vietoje atramų naudoti plytas, medžio gabalus, atsitiktinius daiktus. Draudžiama dirbti po automobiliu, jį pakėlus kėlikliu, nepastačius atramų. Sustabdžius autobusą būtina įjungti stovėjimo stabdį. Pastebėjus ginus, kai kurių detalių stiprų keitimą, pasirodžius kibirkštims, padidėjus triukšmui, išjungti kasos aparatą iš elektros tinklo ir pranešti tiesioginiam vadovui. 5. Vairuotojas, konduktorius privalo būti mandagus, paslaugus, nepradėti ginčių ar barnių su keleiviais. Vykdydamas savo pareigas turi neužsiimti pašaliniais reikalais, keleivius aptarnauti kultūringai. 6. Dirbant kasos aparatų draudžiama. Dirbti kasos aparatų, kai nuimtas jo dangtelis. Keisti kontrolinę ar čekį juostas, valyti, tepti ir remontuoti kasos aparatūrą, kai jis įjungtas į elektros tinklą. Šalinti čekį juostos atplaišos rankomis. Su klientais atsiskaitoma tokia tvarka. Aiškiai pasakyti klientui pinigų sumą, kurią jis privalo mokėti už paslaugą ir dėti juos atsakingai, kad matytų klientas. Pinigus, ta prasme. Kasos aparatu išmušti čekį. Kasos aparatu išmušti čekį. Pasakyti klientui priklausančius grąžos sumą ir paduoti kartu su čekiu. Galutinai atsiskaičius su klientu gautus pinigus padėti į kasą. Draudžiama be tiesioginio vadovo žinios patikėti pareigas ar darbo priemonės kitam asmeniui savaiškai atlikti darbus susijusius su užduoties vykdymu. Pasišalinti iš darbo vietos galima tik gauti tiesioginio vadovo leidimą. 5. punktas. Darbuotojo veiksmai varniais ypatingais atvejais. Kilus gaisrui būtina nedelsiant reaguoti į įvykį, sustoti, išjungti variklį. Esant degalinėje garaže, neužvedus variklio, išstumti, išvilkti transporto priemonę iš degalinės garažo zonos. Elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją. Prireikus iškviesti pagalbos tarnybas, bendrojo pagalbos telefonu 112. Gaisrą gesinti turimomis priemonės, gaisro gesinimo priemonėmis, informuoti tiesioginį vadovą. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo reikia. Nedelsiant iškviesti greitą medicinos pagalbą arba kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, suteikti nukentėjusiems pirmą medicininę pagalbą, informuoti tiesioginį vadovą, darbo vietą ir įrenginių būklę, iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei, sveikatai gali būti daromi tik būtinaisiais pakeitimai įforminus aktu. Darbo vietą ir įrenginių būklę, iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtinaiausi pakeitimai įforminus aktu. Įvykus autoavarijai vairuotojas konduktorius privalo, nesukeliant papildomą pavojus, iškart sustoti įjungti avarinės šviesos signalizaciją. Pastatyti avarinės sustimo ženklą gyvenvietėse ne arčiau kaip 25, o negyvenusiose ne arčiau kaip 50 metrų atstumu sustojusios transporto priemonės, išlaipinti keleivius. 612. Imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba nukentėjusies, iškviesti greitą medicinos pagalbą bendrojo pagalbos telefonu 112
O jeigu to padaryti neįmanoma, pasirūpinti, kad pakeliui važiuojančios transporto priemonės nugabentų nukentėjusius artimiausią gydymo įstaigą. 61.3. Nedelsiant pranešti apie eismo įvykį policijai bendrojo darbos pagalbos telefonu 112. Pasilikti eismo įvykio vietoje, imtis priemonių, kad būtų išsaugoti jo pėdsakai, užrašyti eismo įvykį mačiusių ir liudysių pavardės ir adresus. 615. Ne gyvenvietėse, jeigu iškviesti medicinos pagalbą nukentėjusius arba nuvežti juos į gydymo įstaigą kitų transporto priemonių neįmanoma, vairuotojas konduktorius privalo nugabenti nukentėjusius artimiausią gydymo įstaigą savo transporto priemonę, ten pasakyti savo vardą, pavardę, transporto priemonės sortinį numerį ir grįžti į eismo įvykio vietą. Jeigu eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, visi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutarė vertindami jo aplinkybės, leidžiama palikti įvykio vietą ir nedelsiant vykti į policiją prieš tai nubraižius eismo schemą, nurodžiusio kelių eismo taisyklių pažeidimą ir padariusio asmens vardą ir pavardę ir po ją pasirašius. 61.7. Su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai privalo po jo nevartoti alkoholio ar kitų svaigių medžiagų, kol įvykio vietoje nebus nustatytas aiškios jo aplinkybės. 62. Vilkti transporto priemonę galima lanksčia vilktimi nuo 4 iki 6 metrų ilgio ir pažymėta ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis, skydeliais, standžia vilktimi neilgesnės kaip 4 metrų. Draudžiama vilkti lanksčia vilktimi keliuose pažymėtus kelio ženklais automagistralė ar automobilių kelias. Čia lanksčia draudžiama. Draudžiama vilkti transporto priemonę su sugedusiu vairo mechanizmu ir daugiau kaip viena transporto priemonė, motociklus be priekabos, lanksčia vilktimi per plikledį arba transporto priemonę su sugedusiais pagrindiniais stabdžiais. O standžia vilktimi transporto priemonė su sugedusiais pagrindiniais stabdžiais, kai jos faktiška masė yra perpus didesnė už vilkančiosios transporto priemonės masę. 64. Draudžiama vilkti transporto priemonės su sugedusiu vairo mechanizmu. Daugiau kaip vieną transporto priemonę draudžiama vilkti, motociklus draudžiama be priekabos vilkti. Lanksčia vilktimi per plikledį arba transporto priemonę su sugedusiais pagrindiniais stabdžiais. Standžia vilktimi transporto priemonė su sugedusiais pagrindiniais stabdžiais. O standžia vilktimi draudžiama transporto priemonė su sugedusiais pagrindiniais stabdžiais, kai jos faktiška masė yra perpus didesnė už vilkančiosios transporto priemonės masę. Vilkamojoje transporto priemonėje gali būti tik vairuotojas. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Pastatyti transporto priemonę į jai laikyti skirtą vietą, išjungti variklį ir stovėjimo stabdžio ar pavaros pagalbą užtikrinti, kad automobilis nenuriedėtų. Nepalikti ant variklio ar autobuso kabinoje tepalų bei kurų užterštų skudurų. Kabinoje ar ant variklio nepalikti. Apžiūrėti, ar autobusas nepažeistas, ar neteka degalai, alyva, aušinimo stabdžių, amortizatorių skysčiai. Nuvalyti nuo autobuse purvą, dulkės, sniegą, nuplauti, nušluostyti stiklus, pažyminčius numerio ženklus. Pašalinti susidariusias atliekas į tam skirtą vietą. Tvarkingai sudėti įrankius ir užrakinti autobusą. Šiltų vandeniu su muilu nusiplauti rankas, nusiprausti. Negalima rankų plauti. Rankų negalima plauti skiedikliais, benzinu. Informuoti tiesioginį vadovą apie darbo metu pastebėtus trūkumus, turėjusius įtakos saugiam pavesto darbo atlikimui.